Asta. Norėčiau, kad trumpai pasakytum savo vardą ir pasakytum, kas esi, ką veiki, Big Brother, Big Sister, arba kaip mes sakom, didžiojo draugo ir mažojo draugo programoje. Aš esu Lina ir šitoj programoje esu kaip ir psichologė ir grupės koordinatorė padedu, mes kartu su Kristina dirbam. Tai mūsų tikslas yra sudraugauti draugą didįjį su mažuoju draugu, padėti, jeigu iškyla sunkumų ir tokias savipagalbos grupės vesti, intervizijų grupės. Norėjau paklausti apie pačią pradžią, nes čia toks naujai Panevėžyje, kartu ir mokėmės čia ir dirbom, kaip rinkom savanorius, vis sakydavai, aš stebiuosi, kokie nuostabūs žmonės ateina. Tai koks tas įspūdis, tas jausmas buvo kalbinti savanorius, nes atranka tikrai tokia nemaža, gali trumpai ir papasakoti, ką ten darot ir kaip ten viskas vyksta. Iš tiesų yra kalbinamas savanorius ir labai daug klausimų ten apie jo vaikystę net liečiama, apie patirtus išgyvenimus, sunkumus gyvenimo ir kažkaip, kai su žmogum bendrauju, jisai atsiveria tau ir tada tampa pakankamai artimas ir aš vis tiek žaviuosi žmonėmis, kurie gyvendami intensyvų savo gyvenimą atranda laiko savanoriauti ir man tai yra kažkas. Vis tiek savanorystė, tai yra jėga. Kažkaip tai ir žaviuosi dėl to, kad aš pati galvoju, gal ir man laikas pradėti savanoriauti. Aš labai daug darbų turiu, daug įsipareigojimų, bet dar savanorystės nėra mano gyvenime. Tai va. O ar sunku buvo atrinkti savanorius, paskui suporuoti, nes ir su vaikais turėjote interviu. Kaip tas viskas vyko, ar sudėtinga buvo vis dėlto, ar kažkam gal nepasakyta? Nebuvo sudėtinga, nes aš nebuvau viena. Mes su kolegė, su komanda pasitarėm ir kažkaip tos nuomonės sutapdavo. Turėjom pasakyti ne, kad apsaugoti patį savanorių ir tą vaiką, nes tai yra ir atsakomybė būti savanoriu šalia nelengvų vaikų. Tai kitą kartą ir pačiam žmogui būna išmėginimai įvairūs ir tai yra ir apie patį savanorių. Ir kaip tu manai, iki šio projekto per daug su specialių poreikių vaikais gal ir buvai susidūrus, bet būtent su autistiškais gal mažiau, kiek žinau. Kokią naudą? Ar matai jau kažkaip jauti tuos atgarsius, vis tiek jūs bendraujat, kaip pasakai, per tas refleksijas ir su savanoriais, kokį pokytį padaro tiek vaikų gyvenime, tiek savanorių gyvenime? Tai iš tiesų, tos draugystės mezgas ir dabar tos kelionės metu man taip gera stebėti tas poras, kai jie vienas kitą globoja, kai jie pasirūpina vienas kitu, atneša paprasčiausią sumuštinuką, atiduoda savo didžiajam draugui, tai rodo, kad tas ryšys mezgasi, o žmonės, vaikai tai labai laimingi, jiems reikia tos bendrystės išėjimo, atitrūkti nuo tėvų, nes labai ko gero yra ta bambagyslė tokia nenutraukta, hipergloba yra pas tėvus ir atitrūkti nuo tėvų, mokytis savarankiškumo ir savanoris irgi auga šalia tokių vaikų būdamas. Atranda kažką savo, tikrai tikiuosi. Ką tu savo atradai? Apie savanorystę, kad kažkaip tai irgi pribrendau savanoriauti, man toks jausmas yra ir savanorystė yra apie dalinimąsi. O kai tu duodi, tu nesitiki, kad tau sugrįž kažkas. Tiesiog tai yra davimas. Bet mūsų tokia prigimtis, aš galvoju, mes visi gyvenam pakankamai egoistiškai visuomenį ir mes sakom man. Ir kai tu savanoriauji, tai būna ne apie mane, o apie kitą. Tai jeigu mes visi rastume laiko savanoriauti, mūsų gyvenimas taptų prasmingesnis. Ačiū labai, Linutė, kaip tik ir norėjau dar pabaigai paklausti, kaip, ką parekomenduotum apie savanorystę, bet tu čia viską jau ir pasakei. Tai tiesiog, kadangi mūsų programa Big Brother, Big Sister, tai didysis draugas, mažasis draugas ir mes dažniausiai poruojam pagalyti. Tai norėčiau gal, kad kažkaip pakviestum, gal turėtum kokią mintį, kaip mums suaktyvinti tuos vyrus prisijungti į programą. Vyrai iš tiesų jie yra labai jautrus, bet jie turi daug ribų
Ir, pavyzdžiui, visokios grupelės ar susirinkimai pagrindė aktyvistės yra moteris. Ir vyrus, kad jis išdrįstų ateiti, jam reikia tikrai ryžtis viduje. Bet aš tai matau vyrus čia savanoriaujančius ir labai kviečiu tą padaryti, nes duodami gauname ir mes kažkaip tobulėjame tame. Tai norint pažinti save, galima į savanoriauti. Kviečiu.